Tai mes parodykit Vilma, kiek mes turim išskirtinių kompiuterių, kurių, pavyzdžiui, nepamatysit niekur kitur. O tai. Jaunimas gali turėti naują kompiuterį tik tada, kai susitaupo ir nusipelno. Vau. Šitas stovykla, ne? Čia Super Mario. Eik, tu savo žiūrėkit. O ateiti pažintelį, nes jisai tikrai patars, jisai žino, ką reikia padaryti ir kokius kompus reikia paimti. Nes, pavyzdžiui, man kai reikėtų pirkti, aš klausyčiau pardavėjo, pardavėjas žinot, kaip parduotojai parduoda tą, ką reikia parduoti. O žentelis parduoda tą, ką reikia mums gauti. Rokai happy? Labai. Na kągi, Rokui 14 ir mes turime siurprizą. Važiuojam kur? Pažintelį kompą statyti. Taip, į Kauną ir ne vienas važiuoja su draugu. Dabar draugas nemato, kad mes jį filmuojam. Jam bus siurprizas, kas tai pakliuvo į video. Žodžiu, važiuojam pažintelį, nusimato naujo kompo rinkimas. Kol tėtis nemato, atvarėm į benzino kolonėlę ir iš vaikam leidau pasiimti viską, ką nori. Nu va, kai leidi viską. Ką pasirinkti? Taip. Bandelės. Gali. O? Tu gal nori ką nors iš čia? Tikrai? Nu kaip? Dubais burga. Sausa žiauri. Žiauriai sausa. Okei. Taigi, šitas kompiuteris bus parduotas, o naujas pilnai paruoštas. Keliaujam mes. Greičiausiai ten einu. Va, mato džindelį. Gerą dieną. Labą. Labas. Mes pagaliau. Lemba, čia aš dabar supratau, ką man dėdė sakydavo, sako, jau mane praaugai, labas. Ai, tu pagaliau pamatėjai, ne, kaip praėjo. Nu, paaugo, tai Tiksliai. Nu va, atnešėm jums šitą, mes norime parduoti. Reikia jūsų pagalbos. Ok, tai dar visai padorus kompiuteris, bet kiek supratau, jaunuolis taupėsi ilgai ir nusipelnė geresnio kompiuterio. A ne? Tai va, o taip. Jaunimas gali turėti naują kompiuterį tik tada, kai susitaupo ir nusipelno. Tai jeigu, nes šitas kompas šitą geras. Ok. Aleksėjus eina geiminti, to aš norim parodyti, koks čia, žiūrėkit, pas juos pažintelį, pažiūrėkit, koks geiminimo kambarys, kiek čia visko yra. Nerealiai. Kiek čia visko yra. Pavydžiu kauniečiam. Nu, o mes ką darysim? Tai ką, mes dabar keliaujam rinktis tavo kompų detalių. Taip. Žodžiu, čia įsivaizduojat, čia galima ne tiesiog ateiti nupirkti kompą, o susirinkti tą, kurį jūs norit. Tai mes parodykit Vilma, kiek mes turim išskirtinių kompiuterių, kurių, pavyzdžiui, nepamatysit niekur kitur. Vau! O, dievai! Pažiūrėkit, kas čia darosi. Vau! Čia, žinai, kokia dėžė, net savo asmeninė fotostudija kompam. Vau! Šitas stovykla. Čia Super Mario. Eik, tu savo žiūrėkit. Super Mario viduj. Nu čia fanam kažkas tai nenormalaus, kažkas tai wow. Nu, žodžiu, pas mus galima rasti iš tikrųjų nuo A iki Z. Aišku, ne kiekvienas turi krūvą pinigų tam kompiuteriui, tai mes pilnai suprantam. Tai jeigu tau kokių ten 10, 9, 11 metų ir tu neturi daug pinigėlių, tai mes ir turim kompiuterių po 400 eurų, kurie atrodys, nu visai, aš taip sakyčiau, neblogai. O to mes jį ištrauksim, pajungsim ir kas svarbiausia,
nepaisant to, kad jis dabar yra pigus ir gražus, jisai dar ateityje ir tobulinasi. Ko nori kiekvienas tėvas įsigijęs kompiuterį savo vaikui, kad jį būtų galima patobulinti. Ta prasme, įsigijom šitą kompą, po to jį galima upgrade'inti. Nu tai lygiai taip pat, ką mes darėm panašiai su Roku, ar ne, kažką biškai patobulinam, kažką biškai pagerinam ir pažiūrėkit, porą metų nesimatėm, kaip ir užteko. Jo. Aš noriu pasakyti, kad pirmas Roko kompiuteris tikrai buvo nebrangus, jisai susitaupė kiek man, 600, man atrodo, pirmam kompui ir su jo prabuvo 2 ar 3 metus. Ir su žentelio upgrade'inimu jo beveik 3 metus mes prabuvom ir dabar pagaliau eisim prie kažko tai labai kieto, bet dar noriu papasakoti ar ne apie šitą, kad jeigu norite įsigyti kažką nebrangaus ir siūlau neiti į paprastas parduotuvės, o ateiti pažentelį, nes jisai tikrai patars, jisai žino, ką reikia padaryti ir kokius kompus reikia paimti. Nes, pavyzdžiui, man kai reikėtų pirkti, aš klausyčiau pardavėjo, pardavėjas žino, kaip parduotojai parduoda tą, ką reikia parduoti, o žentelis parduoda tą, ką reikia mums gauti. Rokas taupėsi beveik 2 metus, atidėdinėjo šitam kompui ir kadangi žinoma, jo 14 gimtadienis, tai mes su tėčiu nusprendėm jam dadėti pinigų ir dabar įsigiję gerą kompą ir mano didžiausias klausimas buvo, kad šito kompiuterio užtektų bent 5 metam. Ir kaip mums sakė, iki pilnametystės Roko kompiuterio naujo pirkti jokio nebereikės. Taip, kad aš manau, kad čia gera investicija. Įprastai tobulas biudžetas, kaip aš sakau, jaunimui yra nuo 800 iki 1100, nu bet jau dabar čia pas tave bus ir daug šviesų, ir ekranų, ir taip toliau, ir dėsim galingesnius komponentus, negu tau iš tikrųjų reikia, bet iš kitos pusės mes žinom, kad nesusitiksim dėl kompiuterio tobulinimo bent 5 metus. Taigi, turim 4 pasirinkimus. Kaip sakyt, galėjom turėti 100, bet paėmiau specialiai kelis tokius išskirtinius variantus. Jeigu norėtum super duper išskirtinio kompo, aš asmeniškai jo tau nerekomenduoju, bet žmonės pažiūri, ką mes galim surinkti. Taip pat galim pasiūlyti, galbūt pas tave ant stalo vietos nėra, ne? Tau ten mama sako, nes negalim turėti didžiulio kompiuterio. Nu tai žentelis irgi turi sprendimą su stiklu, su viskuom ir pakankamai mobilus. Bet aišku, tau turbūt linksta jau tavo noras turėti kažką iš tokio tipažo korpuso. Tai baltas ar juodas? Juodas. Juodas. Nu tai gerai, čia jau nuo svarbiausio, dizainą pirminį turim. Aš turiu klausimą, o kodėl, pavyzdžiui, kompiuterius yra geriau susirinkti patiems, negu kad iš karto pirkti tipo surinkti? Aš taip pasakysiu, viską galima darytis pačiam, ne? Pats namas statykis, mašiną remontuokis ir panašiai. Tai jeigu tu esi entuziastas arba turi laiko, faktas tai yra smagiau, galbūt kažkam tai teikia vidinį džiaugsmą. Bet jūs turbūt Vilma, kaip ir aš, yra tam tikrų dalykų, kad jūs kažkam geriau pinigus sumokėsit, svarbu jie darytų patikimai. Tai pavyzdžiui, aš pilnai suprantu tėvus, kurių vaikai sėdi daug prie kompo, nieko jie nedaro, tik žaidžia, jiems kyla nervai. Tai pavyzdžiui, kai pas mus atvažiuoja į stovyklą vaikų, kur mes tos vaikus kažko mokinam. Vėliau po mūsų kosminės stovyklos jaunimas gali grįžti mokėdamas pats tą kompą tvarkytis ir nebereikia mokėti pinigų tokioms įmonėms kaip mūsų. Už tai, kad padarytume elementarų darbą. Tai čia tik dėl to. Rokai, tu buvai pas jo stovyklai, atsimeni? Patiko? Jo. Ką jūs ten veikėt? Aš žinau, Airsoftą žaidėm, dar tenai baseinas buvo. Tai matė turbūt nauja vieta pas mus yra. Kur? Ta prasme, ten labai... Aš atsiųsiu jums kadrą, kad jaunimui parodytume, turim didžiausius baseinus, ten džakuzis rado, šiaip vieta, wow. Vau, nerealiai. Tie, kas mėgsta kompus, kas nori išmokti sudėti kompiuterį pats arba viską apie technologijas, varykite į stovyklą pažentelį. Na ką, kompiuteris surinktas, Rokas dar jo nematė, palikom porą komponentų, taip papildomą 1 TB SSD ir vaizdo plokščią jam įsukt. Turės šitas kompiuteris taip pat ventiliatoriai ir distancinį pultą, tai bus galima reguliuoti šviesas. Tai aš labai norėčiau jums jį dabar įjungti, bet kažkaip reikia Roko sulaukti ir tai einant tada aš jį pasikviesiu ir įdėsim paskutinius komponentus ir užkursim. Gerai, tai dabar ką mes darom, mes įdedam SSD. Kur SSD dedas, parodyk?
Teisingai. Žiūrėk, eksperimentuot, tu blogiausiu atveju sulaužysi ir man pinigus skolingas būsi, bet čia tik blogiausiu atveju, o tokių blogiausiu atveju būna labai retai. Aš nenoriu. Dėk, viskas gerai. Lygiai gražiai. Nu, įstumk. Įstumk? Nu, va, viskas. Tai dabar va čia tą plastiką uždėk. Na ir paskutinis komponentas kas? Vaizdo plokštė. Tai, žodžiu, norėčiau sakyti, kad tik nuo jos viskas priklauso, bet taip, jau šitą tai kaip jau nebūtų keista. Nesutraškė. O ten, dabar tik rodė, kaip vienas buvo. O, viskas, įstatyta ir paimk ir įdėk laidą. Jaunimas, ypatingai po pastarųjų video jūsų kanale prieš tai, ypatingai daug jaunuolių man rašo, ar tu pažįsti Roko nuotykiai, tai vaikai. Jeigu aš čia sėdžiu su Roku jau ne pirmą kartą, tai matomai mes pažįstami. Nereikia klausti šito klausimo, žinokit, nes parodot, kad jums mažai metų. Būtų labai malonu. Ar jūs pažįstami? Ar pažįsti? Žentelė, ar kada nors matei Roko nuotykius? Ar tu pažįsti? Nu, tai... Kaip tik tais darau savo laivus, renku kompiuterius ar padarau video, ar tu pažįsti, ar pas tave Roko nuotykiai buvo? Tu 2 video su juo matei pas mane. Taip, buvo. Gerai, Rokai. Jei kas ko po to mokėsi pats kompą išsiardyti, susidėti. Tai dabar žiūrėk, susitarkim. Jeigu nevalysi dulkių, atimsiu kompiuterį. Gerai. Sutariam, kad ne, kompiuterį reikėtų valyti su suspaustu oru, tai irgi duosiu jums suspausto oro, kad jis jį galėtų prasipūsti, nes kiti širblio tą šlangą įkiša ir po to atneša pas mus kompiuterius, nes jie nebesijungia. O, dabar... O čia bus po to galima unpacking tą padaryti. Tai va, pas mus galima mūsų internetiniai parduotuvėje OCPC įsigyti ir komponentų, ir klaviatūrų, ir pelyčių, ir kompiuterių. Tai jeigu norit įsigyti daiktų už gerą kainą. Pasiruošęs? Dabar įvyks tadadam, didysis. Tai gal žiūrėk, tu atsistok jau čia, kad matytum tą visą kompiuterį, visų gražumų. Nu tai jau spaustą jungimo mygtuką. Ir čia dar viskas įsijungs. Čia yra tavo distancinis pultas, su kuriuo reguliuoji šitos 6 ventiliatorius, o per programą galėsi junginėti ir apačią. Spalvas. Čia žinai, kaip povandeninis kažkoks, ne laivas, o tas akvariumas. Dar čia žuvyčių tik trūksta, ne? Ar dizainas patinka? Taip. Tikrai? Taip, tikrai. Tikrai patinka. Tėtis sako kosmosas. Kosmosas? Pas tave tetukai nieko tokio nebuvo. Aišku. Ir pas mane nieko tokio nebuvo. Vaikai, kaip jums sekasi dabar gyventi? Mes, man atsimenu, 14 metų nupirko jau ten antrą namie kompą, bet kadangi nepasidalinam, mūsų daug vaikų buvo ir nupirko antrą kompiuterį už 120 litų su tuo ekranu, kur akis degė po 5 minučių, bet tu neturi pasirinkimo. Kompas kliurksi lėtas ir mes užaugom visai kitom sąlygom negu jūs jaunimas, tai jūs turit būti labai laimingi. Tai gerai, Rokai, dabar parodyk, kokias spalvas ir kokia tavo bus mylimiausia. Taip. Nu, šitą tavo mylimiausia. Kodėl? Nes balta. Balta, ne? Rokai happy? Nori pažaisti? Labai. Gerai, kad pažintelį važiavam. Taip. Po apačią. Kokia sunki. Tai jinai kainuoja tiek, kiek tavo kompiuteris. O šitą Cam 9 tiek pat daugiau. Tai Cam 9, o 5090 kainuoja 3500. Mes dabar dedam kompiuterį už 8000 eurų, kurio tik procesorius kainuoja 2500. Ai, mačiau tas tenais Ryzenas, tas Threadripperis. Kas čia? Sproksta. Kas čia? Kas čia, sakykit man greitai? Ai, va, screen setup čia Screen galėsi. setupas, tai gali aš to greit va parodau. Paukšt, mes einam to. Ai, va, upload gali paspausti. Taip. Ką jūs čia padarė? Tu čia multikus galėsi žiūrėti? Taip, multikus galės žiūrėti, va. Kaip sakoma, yra programėlė. Šita
jaunimas dėl to ir nori. Dėl galimybės, ne tik išvaizda, bet ir nuotaika pasikeitė ir dabar tu žaibas makvynas. Nice. Situacija tokia. Aš pagalvoju, Rokas dar nežino, kompo mes jo neparduosime. Aš darau tokią dovaną, paliksiu šitą kompą namuose, antrą vietą, kada pas jį ateina draugai, kad draugam nereikėtų atsinešti jokių savo laptopų arba kompų ir kad jie galėtų visada dviese žaisti. Taip, kad artimiausiu metu pas Roką bus 2 kompai ir tai yra mano dovana jam, apie kurią jisai net nenutokė dar. Nes man labai gaila jo draugų, jie kada ateina, jie neturi arba atsineša savo senus laptopus, kurie zyzia, verkia ir taip toliau tie laptopai ir neįmanoma su jais žaisti, arba jie žaidžia skirtingus žaidimus, arba vieną žaidžia, kitą sėdi. Taip, ne, aš manau, kad atėjo laikas, 14 metų galima jau vieną kartą sau leisti kažką tai kieto, kažką nerealaus. O jau kai bus 18, tegu perkasi viską, ką nori. Dabar mano pirkinių daugiau nebebus. Rokas susitaupė daugiau kaip pusę sumos, kitą dedu aš, viskas. Tai čia daug FPS ar nedaug? Žiauriai daug. Palauk, kiek ten yra? 800-700 FPS? Pažiūrėk, ant kokių nustatymų? Ant high. Ant viskas high. Dabar išėjom, todėl 300, bet... Parodyk dar kartelį, pasižiūrim. Viskas ant high ir kiek mes čia turim? Dabar. Ok, dabar palauk. Dabar išsimsėdau. Pjaustau šlangas ir pas mane vaizdo plokščiai yra aušinamas skysčių, kaip ir pas tave procesorius, bet čia viską turi pats susipjaustyti ir pats antifrizą turi užpilti. Antifrizą? Taip. Tai pavyzdžiui, ar žinai Justiną Lekavičių džėlą? Tai jo yra, jeigu nueisi ten, yra kompiuteris, aš biškai ten tvarkau kitoj pusėj. Irgi, nueik pasižiūrėk, pamatysi, yra pripilta raudono skysčio, kuris aušina kompiuterį. Tai ką, gero naudojimo. O jeigu jūs jaunimas norit kompiuterio savo, bėkite į ocpc.lt puslapį ir ten galite pasižiūrėti įdomesnių kompiuterių arba pigesnių. Koks lietus. Dar kartą dėkui Ženteliui. Ir va, kur viskas buvo pirkta. Kaune. Įsivaizduojat, mes važiavom į Kauną. Nes čia ilgai laukta diena ir ilgai lauktas pirkinys. Labai ilgai lauktas. Važiuojant pakeliui nusprendėm dar užvažiuoti su vaikais pavalgyti į Kartinę. Čia šiandien žmonių, pažiūrėkite, kiek daug. Nes sekmadienis ir mamyčių diena. Nu kągi, gera. Ačiū. Dieve mano, Rikuti, grįžom. O Jėzau, grįžom visi namuose, visi. Ir kompas, visi reikia. O kol kas dar nėra baldų, matot, labai seni baldai. O čia tikslas pastatyti 2 stalus. Planavom, kad bus 2 stalai, vienas stalas darbo ir kitas. Vienas žaidimam, kitas pamokom. Bet kai draugai ateis, galės žaisti su antru kompu.